Alright, let's make some noise for the August! Labas vakaras, aš Augis, kaip jaučiatės, kaip gyvenat? Ačiū labai, kad atėjot, ačiū labai, kad palaikot Lietuvos komedijos renginius. Thank you, come again to Sam. Gerai, einam prie medžiagos, ne? Kuklus klanas. Koks kujovas pavadinimas yra rasistinė organizacija, ne? Aš nė velnio netikiu, kad jie yra kuklus. Dabar, jūs nekenčiat kitataučių, jūs nekenčiat juodaodžių. Nu jau. Dabar, jūs žudot juodaodžius, jūs juos kankinat. Nu, kaip ir jau. Nežinau. Kaip ir, žinai, nepatinka. Bet aš pastebėjau tam tikrų dalykų. Lietuvos folkloras yra čiučiuka rasistinis. Pastebėjot šitą, ne? Ką aš turiu omeny, dabar buvo užgavėnės ir lietuviai per užgavėnės persirengė baisiausiais dalykais, kokius tik žino, žinai, giltinėm, raganom, ten velniais, čigonais. Taip išeina, kad žiema rasistinė, ne? Žiema diskriminuoja Romų tautybės asmenys, žinai. Išeina lietuviai apsirengę ten velniais, raganom ir, žinai, žiema, bėk iš kiemo, žiema. Jo, reikia šiek tik tai žiema išgirsti. Ai, kurva. Pyksta rūkštį iš karto. Žiema taborė nesirodo. Ten visą laiką vasara yra, gal dėl to jie ir yra tokie įdegę. Bet jo, aš šiaip senstu, ne? Aš senstu ir kai kurie galvoja, seniai tu atrodai 13, ne? Tau viduje 13, tau išoriai 13. Galbūt, bet aš ne apie tai. Aš pradėjau žodį jaunimas vartoti nebeironiškai. Čia yra pirmas ženklas. Antras ženklas, kai tik tai nulyja, aš išeinu į lauką, tai paimu savo iš pilvo, taip žinai. Bet kaip gerai nulyja. Jau reikėjo lietučio, žemelę vandenėlio atsigėrė. Ir kuo tu labiau sensti, tuo mažiau tavo gyvenime vyksta dalykų ir tuo mažiau tavo gyvenimas darosi įdomus. Vyrai su metais aptarinėja politiką, ne? Bet vyresnių moterų pokalbiai yra tragedija. Jos pasako, kad jos užhaipina labai, kad bus aфигенna istorija, žinai. Kokį juoką tau papasakosim, tu nepatikėsi, žinai. Nu ir tu galvoji, okei, čia bus gera istorija. Įsivaizduok, nuvažiavom su vyru į turgų ir nusipirkom grybų. Iš kosminė situacija. Vakar nuėjom į kepyklėlę. Sėdžiu autobuse, klausau šitų blėnių, atsistoju tom moteriškėm. Niekam neįdomu. Jūsų istorijos nėra geros. Tikrai nėra geros, ne? Bet kas mane žavi pas moteris, tai tarpusavio atvirumas. Betarpiškas, visiškas. Ane? Jos gali kalbėtis, pavyzdžiui, apie viską, apie seksą su visom smulkmenom tarpusavy. Kaip atrodo vyrų pokalbis apie seksą? Kaip jums ten? Gerai. Jau mes ten, žinai, gerai. Ir ypač seni vyrai apie seksą pasakoja kaip Petras Gražulis Europarlamente, ne? Senelis mano su močiute žiūrėjo filmą, kur buvo sekso scena ir senelis bandė atpasakoti. Jis kalbėjo maždaug taip. Nu, kalbėsiu Petro Gražulio balsu, kad būtų aiškiau. Reiškia, jisai, pasiėmė tada, žinai, apkabino taip, prisitraukė, žinai, ir tada pabučiavo tada, reiškia, ir tada, žinai, tada jau, reiškia, jie tada paėmė ir kaip reikalas, žinai. Jeigu vyrai nori būti romantiški ir moteris sako, pasakyk kažką, žinai, nedoro, žinai. Reikia, aš tai paimčiau, kaip reikalas, žinai, kaip reikalas. Jo, mes susižadėtinė būnam susipykstam ir aš tada cituoju irgi Petro Gražulio kalbą Europarlamente. O jūs, moterys, būkite klusnios savo vyrams, lygiai viešpačiui. Ane? Bet būna, jinai mane labai rimtai suvaro, žiauriai mane suvaro. Bet aš turiu labai gerą comeback. Aš sakau jai, žinai ką, gal aš ir kvailas. Jo, labai greitas būdas pabaigti argumentą, ne? Šiaip, žinot, kur močiutė sako,
Nu jaunims, nu tas jaunims, nu tik apie seksą, viskas apie seksą. Močiute, tavo laikais tiesiog pornhubo nebuvo ir tu turi 12 vaikų. Nieks nekaltas, kad tavo laikais nieks dar nebuvo išradęs masturbacijos. Tiesiog ir labai sunku močiutei paaiškinti, kad dėl jos nugaros skausmo nėra kaltas Landsbergis. Seneliui irgi tokius dalykus labai sunku paaiškinti, ne? Bet man patinka žmonės su įvairiais vardais, ne, su įdomiais vardais. Aš buvau sutikęs moterį, kurios vardas buvo Ilaoanda. Ilaoanda. Aš sakau, tu tikrai meluoji, čia nėra tavo tikras vardas. Nes čia skamba, žinai, kad aš mokykloje meluoju savo draugeliam, kad aš turiu merginą. Žinai, turi merginą. Jo, koks vardas? Ilaoanda. O ką? Tu jos nepažįsti, neina į kitą mokyklą. Ne, visi yra šitą darę, tikrai. Bet jo, aš mėgstu kartais pageimint, man patinka geimint. Ir aš mėgstu, žaidžiu žaidimą Conflict of Nations World War 3. Ir iš esmės žaidimo tikslas yra užimti pasaulį. Ir ką aš mėgstu daryti, aš pasirenku žaisti už kokį Kazakstaną ir užpuolu Rusiją. Ir man žaidėjas už Rusiją, kuris žaidžia, rašo, ką tu darai, čia neišprovokuotas karas, neišprovokuota invazija. Aš toks, aha. Nėra malonu, ne? Nėra faina. Aš manau, aš būčiau geras krašto apsaugos ministras. Žiauriai geras. Nu taip, įvyko baisi tragedija, papradėjo, ne? Visi žinot, nuskendo šarvuotis, žuvo kariai, tikrai pagarba, nieko juokingo, labai baisus dalykas. Bet, nu paimkim mes visas Lietuvos pelkes ir perkelkim į pasienį su Rusija ir Baltarusija. Nieks neįeis. Ir jūs galvojat, o kaip dėl oro gynybos, jeigu į mūsų raketą paleis? Aš ir apie tai pagalvoju. Mes kaip civiliai padarom iniciatyvą ir pasiūnam big ass tiesiog batutą. Didžiulį batutą, žinai. Ir jie mus paleidžia kokią raketą. Aha, čia jum. Tik tai girdi. Boing. Ir atgal. O, kurva. Niekas. Tiesiog neišprovokuosim nieko. Kaip šauksi, taip atsiliepsi, ne? Bet jo, aš kai dar nebuvo prasidėjęs karas, mokiausi per Duolingo rusų kalbą. Kas dar mokos Duolingo? Yra tokių žmonių, ne? Kokią nors kalbą mokotės, ne? Jo, kažkas tu masturbuojasi, girdžiu. Ploja, taip nedrąsiai. Jo, čia neseksuali programa, čia masturbuotis nereikia. Bet Duolingo duoda tiesiog debiliškas frazės mokytis. Aš rusų kalbą išmokau 2 frazės. Kaip pasakyti, kieno šita musė? Čia yra ta mucha. Kur aš panaudosiu šitą frazę? Ateisiu į kavinę, čia yra ta mucha. Kieno šita musė? Kas musė paliko? Pasimkit. Dar išmokau 2 frazę. Pas tą poetą nėra pelės, o этого poetą net maiša. Ir aš galvojau, kad niekad gyvenime nepanaudosiu šitų frazių, nes tik 2 temokėjau. Bet mano pažįstamas turi draugę rusakalbę, žmoną, ir jie susipyko, ir jisai paprašė, kad aš jį užtarčiau jai. Ir jinai sako, žinai, rusiškai manęs klausė, sako, o ką tu manai iš to situacijai? Ir aš toks stoviu, tai понимаешь, у этого poetą, ir rodau jį, net maiša. Ir jinai tokį pažiūrėjo mane, koks tu gilus žmogus, kokia metafora. Gal tu ir teisus, gal jis ir netratina kitų, gal jis manęs ir neišduoda, iš tikrųjų. Bet jo, aš bet kokią kalbą galiu susikalbėti. Lenkų kalba pavyzdžiui, ne? Manęs paklausė bičias, kur Laisvės alėja, aš moku 3 žodžius lenkiškai, darau pirdolė kurva. Koks 3 žodis? Bober, aišku, ne? Jo, bet buvo situacija dabar prieš kelias dienas, važiavau namo po darbų, ne, bičių tikrai supras, važiuoju namo po darbų, pavargęs, nu tu biški paperdė. Nu, ne biški, rimtai paperdė, ne? Ir privažiuoju policijos blokpostą, tikrina blaivumą. Ir rodo, nuleiskit langą, aš, pareigūnas, nuleiskit langą, prašau, nuleiskit. Nu gerai, nuleidau. O Jėzus, kas čia per kvapas? Pareigūnė, atleiskit. Rūkiau aitasą. Miško uogų skonio. Gerai, aš augit, gerą vakarą, ačiū labai.